kaip smagu. Žiauriai smagu ir juokinga ir liūdna. Buvo mano įrašai 2 apie tai, kokia vaikšto informacija internete ir kaip negalima viskuo aklai tikėti. Ką tik atkeliavo, prieš tai buvo apie lietuvišką kažkokį ten kūrėją, rašytoją tikriausiai, nežinau. O dabar rusų kalba, klipukas, labai rimtas, plikas jaunuolis pasakoja apie bobišką duobę. Vertimas būtų taip. Ir kaip yra negerai susirasti savo šeimos kūrimui merginą, kuri gyveno be tėčio. Nes ten tipo jos psichika yra jau taip jau susidėliojus, kad vyro jinai niekada negerbs, kaip ir jos motina negerbė vyro. Jinai tik tais, žodžiu, vyrai tokie pasigavę, tai jau, jau čia nuo pat pradžių pasmerkti būti tik tais resursais ir jokių tenai, jokių normalių santykių nesukursit. Va, ir tokių vis daugėja rimtų vyrų, rimtai aiškinančių, kad moterys čia jos nebegerbė, jos nesupranta, jos ten ignoruoja, jos ten tokios anokios, žodžiu, kokios moterys dabar blogos. Ir tokia, žinot, iš vienos pusės merginos spygauna, kad vyrų nebėra, iš kitos pusės vyrai teisinasi, kad moterų normalių, gerbiančių ir suprantančių neįmanoma rasti. Sunku. Turiu vyrams blogą žinią. Mėly vyrai, jūs patys pradėrėte savo vyriškumą. Reikia vyriško vyro. Moteriai reikia vyriško vyro, kuris prisiima atsakomybę, kuris rūpinasi šeima, į kurį galima atsiremti, į kurį reikia atsiremti kiekvienai blogai situacijai iškilus. Mūsų vyrų toks likimas. Čia tu gali išvedžioti ten su visokiausiom teorijom, visokiausius išmąstymus. Tai yra nusišikt, mėlieji vyrai. Esmė tokia, kad jūs, mėlieji, gerai, gal dar jūs ne, tie, kurie klauso, bet jūsų tėveliai, pradėrėte vyriškumą. Vyras, jisai turi būti šeimos galva. Jis turi būti šeimos aprūpintojas, jis turi būti gynėjas šeimos, nuo visokiausių negandų. Netgi elementari situacija, moteris yra jausmingas sutvėrimas, emocionalus sutvėrimas. Ir jeigu jai blogai, jai emocijos ten užėjo, ten saulės bangos, mėnulio fazės, planetų išsidėstymas ar dar kažkas, tai jinai turi turėti namie vyrą, kuris visą tai sugertų ir jai padėtų pergyventi tą laikotarpį. PMS, ŽPS, GGS, ŠPNN, KDS, nesvarbu koks tai laikotarpis, vyras turi būti tas, kuris jai padės išgyventi tą audrą jos galvoj. Ir tai yra visose situacijose. Jei kažką sunku padaryti, vyras privalo padaryti, ateit padėti. Jei reikia išspręsti, vyras privalo ateiti, adekvatus dėdas, jis privalo ateiti ir padėti jai išspręsti. O ką mes vyrai padarėm? Mūsų tėvai, protėviai, nesvarbu, nežinau kurioj kartoj, bet mes aš pasakysiu blogą žodį, mes prapisom vyriškumą. Mes jį pradėrėm elementariai.
Nes kaip galima išsaugoti pagarbą vyrui, juo pasitikėti, ne, kai tau reikia pagalbos. A jūs šiandien po darbo grįžo biškį, jau pailsėjęs. Su chebra, normaliai, taigi, už kompaniją. Arba ten kitas variantas, krepšinis, laimėjom. Vyrai, ar laimėjom, ar pralaimėjom, sen geriam. Tai, nežinau. Aš ne kartą sakiau tą teiginį, yra ir mano pirmieji įrašai padaryti su tema šeima yra darbas be teisės į poilsį. Jeigu tu nori normalios šeimos, normalių santykių, tu neturi teisės ilsėtis, o ypač va šitaip. Ta prasme, nežinau, čia su alkoholizmu yra žiauri bėda ir kaip tą dalyką išspręsti, neįsivaizduoju. Nes antiek išsilydė pas žmonės smegenys ir antiek yra užkrauta, kad tai yra normalu. Kažkas, ačiū Dievui, jau yra tų bendraminčių, su kuriais jau išlenda ten vienas kitas, ten kažkokia bendruomenė, jau žiūrėk, jau be alkoholio gyvena, ten šventes daro be alkoholio, respektas, šaunuoliai. Bet ten pat komentaruose, tai ką, tai jeigu aš saikingai išgeriu, aš alkoholikas, žinok taip. Jeigu tu nors kartą į mėnesį išgeri, tu tas jau baigtas alkoholikas. O jeigu dažniau, tai čia nuo tavęs bėgti ir rėkt. Ta prasme, netgi vieną kart metuose išgert. Žiūrėk. Yra šitas pasakymas. Reputaciją susigadinti užtenka sekundės. Ją atstatyti reikia metų. Galbūt ne vienų. Čia tas pats. Visur galioja tie patys dėsniai. Chebra, aš apie tuos dėsnius jau turbūt nusibodau, bet visur galioja tie patys dėsniai. Gamtos dėsniai, fizikos, matematikos, nesvarbu, dėsniai galioja. Lygiai tas pats ir čia. Tu gali būti aukso žmogus. Ir jau ten tave, kai sakant, jau sutiko už tavęs tekėti, jau žiūrėk ir ištekėjo. Ir ten jūs ten, kaip vienas kitą suprantat, vienas kitą palaikot. Jūs ten, jų ką tu. Vienas kartas. Ne. Tu esi reikalingas. Vat jei dabar tu esi labai reikalingas, jei pipiets kaip nurovė stogą, jei tu dabar esi reikalingas, o jeigu tu tą dieną grįžai daržovę, čia įrašas jai visam gyvenimui. Tu per vieną kartą sušiki viską, ką buvai iki tol užgyvenęs. Visą savo reputaciją sušiki, ką buvai iki tol užgyvenęs. Ir dėjoja po to vyrai. Moterys čia jos užaugo, šitas, bičiukas, merginos užaugusios be tėvo, joms jau yra įrašyta, žinai, ten ta bobiškos duobės schema ir viskas, jos nesugeba gerbti, jos nesugeba ten to, jos tiesiog pasmerktos. Čia, žodžiu, viskas, jau čia pamatėt, kad be tėvo užaugo, bėkit nuo jos. Tai mes susilakstysim, chebra. Nes, žiūrėkit, pamatot, kad be tėvo užaugo, bėkit nuo jos, mielos merginos. Pamatėt, kad jisai nors kartą prie jūsų pasirodė su kvapeliu, bėkit nuo jo. Ir lakstom vieni nuo kitų. Nes, užaugo. Taip mes užauginti. Bet mes sąmoningi padarai. Taip mūsų pasąmonė, kai sakant, daro įtakos. Bet mes sąmoningi padarai galintys
dirbti su savo smegenim, dirbti su savo įpročiais, dirbti su savo pomėgiais, su savo potraukiais, mes mąstantys, kaip ten tas homo sapiens, ne? Tai mes mąstantys padarai, mes privalom valdyti savo gyvenimą, o ne kažkokie tai tenai praeities dalykai ateina ir valdo. Be abejo, jie įtakos turi, be abejo, pas vienus lengviau, pas kitus sunkiau tie dalykai pareina. Aš lenkiuosi žemai prieš savo tėvus, aš rankas kojas jiems bučiuoju. Aš savo motinos aplamai girtos nesu matęs gyvenime. Savo tėvą girtą pamačiau, kai man buvo jau 27. Ta prasme, man vaikystės traumų tokių, kad, ten alkoholio kvapas, o pachmielo kvapas, čia reiškia, kaifelis buvo pas tėvus. Ne, man tokių sąsajų nėra, net pasąmoniai. Tai čia, man šio klausimu žiauriai pasisekė. Aš sakau, aš myliu savo tėvus už tai iki grabo lentos. Gatavai, čia yra... Aš žemai lenkiuosi prieš juos. Ir dabar, mėly tėveliai, mamytės, pažiūrėkit man į akis ir pasakykit, kad jūsų vaikai galės taip jumis didžiuotis. Galės? Tikrai nebuvot prie jų priėjęs ten pachmelnas, ten girtas ar dar koks nors, ne? Nes visa tai irgi įtakoja. Mergina užaugo be tėvo. Klausimas, kas geriau? Ar kad jinai užaugo be tėvo ir pas ją dabar nėra tų įgūdžių gerbti vyrišką giminę? Ar kad užaugtų su tėvu, kuris parneštų namo smarvę, ne? Ir jai būtų jau įsirašę, kad, blemba, gėrimas čia yra zašubys. Kaip dabar mokyklose jaunimėlis, aš būsiu didelis, aš būsiu girtas. Ir tai yra lygybės ženklas. Aš kai suaugsiu, aš kai būsiu suaugęs žmogus, aš galėsiu būti girtas. Čia jėga. Vaikai taip mąsto. Vaikai taip bendrauja. Tėvai, ką jūs, pridirbot? Aš nesuprantu, ir tai tęsiasi. Šnekuosi, senelis, blemba. Negerai sakyt, kaimynas supras, apie ką kalba. Gal nepamatys šito video. Senelis, žiauriai mylintis anūkus. Eina su jais dūksta ten, anūkai, su mumis užsiima, jėga. Tėveliai gal užsiėmė ten, nesvarbu, bet pas senelius atvarė. Ir tas senelis, jisai tiesiog, aš nežinau, aš nesu jo matęs be kvapelio. Ir vaikai pipliai, kiek ten palauk, pradinukai dar. Jie dūksta su seneliu, kuris tiesiog už pusmetrio atsistojęs, praktiškai galėtum, būdamas specialistas, atpažinti, ką jisai dabar gėrė. Bet jisai čia ant stipriųjų sėdė, tai ten bus šnapsas, brendis, konjakas, nežinau ten. Ir ką šitas senelis įrašys vaikam į pasąmonę? Kad viskas, kas gerai, kas tūsas, kas linksma, yra su kvapu. Žodžiu, chebra, aš pasibaisėjęs. Ir su jais šnekuosi, sakau, taigi, čia ragas, blogai. Ne, čia mes saikingai geriantys. Nemačiau blaivių. Mes saikingai geriantys. Ir aplinkui tiek žmonių, kai sakant, užlenkia kanopas. Tiek, nežinau, čia įdomus, aš nesuprantu šito. Ta prasme, žmogus miršta, ne? Ir yra medikų išvada. Alkoholis ten, žodžiu, ištirpdė smegenys ir smegenys parėjo lauk, ten, žodžiu, sustojo širdut, bet pagrindas alkoholis. Ir taip tarsi, nežinau, tarsi koks jungiklis būtų. Visi apie tai kaip paslaptį.
Neduok die, kas sužinos. Čia ne kaip paslaptį, čia žviegti reikia nuo visų stogų. Ta prasme, kad žiūrėkit, alkoholis tai padaro. Žmonės miršta. Ir edukuoti, ta prasme, pedagogai, ten medikai, bomžai, ta prasme, nuo iki. Ir miršta nuo to paties šūdo, bet visi, čia gal įgimtos dar lygos. Dar ir, supranti, dar, kaip ten dabar, po COVID atsirado toks terminas, lydinčios lygos, gretutinės ten lygos, kažkaip tai va taip. Tai čia, čia susidėjo viskas į vieną krūvą. Žmogus tiesiog pragėrė. Kepenis, inkstus ten, žodžiu, smegenis. Žodžiu, pradėrė savo kūną, pradėrė savo gyvenimą. Ir kažkaip tai taip nepopuliaru taip šnekėti. Bet užtat populiaru dėjuoti, kokios moterys nepagarbios vyrui. Vyrai, jūs patys savęs negerbėt. Pilna vidosų visur. Girtų dėdų. Ir tai, vyrai, jūs kaip tokį padarą gerbt, kuris ant kojų nepastovi. Kuris eina, šneka, nusišneka. Ta prasme, turiu tokių pavyzdžių. Nenoriu jų vardinti, ta prasme, nes, nedaug die atpažins, nefaina prie žmogų. Žmogus nuostabus, pažįstu nuo vaikystės. Iš mūsų chebros buvo protingiausias. Ta prasme, ten mes susirinkdavom, žinai, ten kontempliuojam, kažką tai čia darysim, biznį čia ar ne biznį čia, tos, žinai, čia reikia prasimanyti pinigų, čia vien tik tais darbas, žodžiu, mes čia virinam, ten idėjos, žinai, brainstorminam, ten, Blemba, tas bičias buvo, tiek blaiviausio proto, bet kokią vietą jisai ten taip sudėliodavo, kad, ir kaip jisai dasigalvodavo, paskui klausai, tiksliai. Žiauriai protingas dėdas. Ir kiek praėjo 30 metų. Diena dienon, buteliukas. Ne tik buteliukas, ten dar kitų, kai sakant, medžiagų. Aš su juo draugauju, aš su juo bendrauju, bet tai, kas liko iš jo, yra didžiulis liūdesys. O žmogus iš mūsų kompanijos buvo protingiausias. Ta prasme, nežinau, jūs pasižiūrėkit, atkreipkit dėmesį, koks patampa žmogus reguliariai vartojantis. Ir tas reguliarumas nėra, aš saikingai kartą į savaitę, penktadienį atsipalaiduoju, viskas, tu alkoholikas, tu reguliarus. Tu naikini savo smegenų ląsteles nuolat. Ir tai nejuokinga. Paskui moterys nepagarbios, merginos užaugusios be tėvo yra neišmokytos, kaip jisai sakė, neišmokytos gerbti vyrą. Tai, ką gerbt? Kurmi, ką gerbt? Šitą prasigėrusį, kai sakant, lodarių, mužiką, mazgotę, smurtautoją. Čia nėra ką gerbt. Siūs tokį tolyn ir tegul gydosi. Nežinau, čia nedėjuokit vyrai, kad nėra moterų. Nes moterys pelnytai dėjuoja, kad nėra vyrų. Nes normalių vertų dėmesio vyrų tikrai mažysta. Oi, kaip mažysta, žinokit. Tragiškai mažysta. Aš giliam liūdesį iš tikrųjų. Ir nežinau, čia tas bičiukas.
ir Harvardo universiteto, ir ten Ilinojaus universiteto, ir ten 25 metus tyrinėjo, ir ten tas profesorius Matjekva, ir ten, jo, rimtai, gal kokius 4 pavardės suminėjo, mokslinių tyrimų aprašymus išvardino. Ir tenai, tokios merginos, jos yra jau viskas, jau su jo, Bėkit tik tai sužinoja, kad be tėvo užaugo. Vat kaip tik bėkit pas tokias, kurios be tėvo užaugo, nes yra šansas, kad tu, būdamas normaliu vyru, jai parodysi, kad būna kitokių scenarijų, jai įrodysi, kad būna kitokių scenarijų. Ir judu sukursit gal duok die naują madą. Nes čia yra mada, čia yra madingas gėrimas. Ir žiauriai madingas dabar jaunimo tarpe. Sakau, mane taip aš pasibaisėjau. Mokykloje. Nuo 6, nuo 8 klasės. Jaunuoliai žavisi alkoholiu. Nesakysiu, kad geria. Ne, aš nemačiau, kad būtų girti, bet jie jau žavisi. O, čia bus kieta. Aš prigersiu, aš ten būsiu apsvaigęs. Filmuojasi ten po to, žinai, ten vėlgi, per kamerą nesimato, ten kvapas, ne kvapas, bet kažką tai ten kvailioja. Ir tas kvailiojimas, toks durniavimas, čia yra lygis. Tai nežinau, aš labai linkiu, aš labai maldauju, chebra, darykim ką nors. Nes tai, kas vyksta, yra labai blogai. Ir nereikia kaltint merginų gyvenančių be tėvo. Taip, teisingai, jos gali būti ten tos materialistės, jos gali būti ten su sugadintum vertybių skalėm ar panašiai, bet mes vyrai prie to prisidėjom. Mūsų vyriška giminė prie to prisidėjo. Ne tu asmeniškai, galbūt tu neprisidėjai. Tavo tėvas prisidėjo. Tavo senelis prisidėjo. Tie, kurie reklamavo į sveikatą. Kokia blem sveikata? Alkoholis tai vaistas. Taip, jisai vaistas normoje iki 30 gramų. Virš 30 gramų, paros normoj. Virš 30 gramų čia jau yra nuodas. Tai aš vienai sakau, čia vaistas. Okei, sakau, davai, aspirino kokią 30 tablečių susimaišom, čia irgi vaistai. Ir kodėl tų 30 tablečių ne? Pažiūrėsim, kas bus. Taigi vaistai, kame bėda? Taip, o kaip tada yra? Čia matai vaistai ir mes varom litrais, ne? A tie vaistai, ne, tik tais pusė tabletytės. Tai palauk, čia apie ką kalba? Na, žodžiu, chebra, davai gydytis nuo alkoholizmo. Visi. Tuoj pat. Gerai? Bus klausimų, klauskit, atsakysiu mielai.